Labas visiems. Labas. Sveikas. Labas Goda, labas Jovita ir labas, kas mūsų klauso. Tai mes šiandien vėl susitinkam ir vėl turim tokią temą, kuri, manau, čia bus daugam aktuali ir mums pačiom pasišnekėti irgi labai vertinga. Tai Goda sugalvojo tą temą, tai gal Goda turi pristatysi tada? Taip, aš kažkaip labai dažnai įpuolu į tuos pačius spastus. Ir man vis labai įdomu apie juos visaip mąstyti. Kažkada anksčiau aš negalvojau, kad tai spastai, aš galvojau, kad čia toks gyvenimas ir turi būti. Tai aš kalbu apie persidirbimą, perdegimą, darboholizmą, kai pradedi daryti 120 darbų vienu metu, jau nebegali nieko daryti, nukrenta visos praktikos, viskas nukrenta, visas gyvenimas pasidaro tik tai darbas. Ir taip man atsitinka nuolatos. Taip su pertraukom, aišku, aš tada persidirbu ir tada iš viso nebegaliu dirbti. Toks būna, keistokas ratas. Tai supratau, kad kažkoks yra kitas būdas, gal pradėjus lankyti psichoterapiją. Nes nuėjau į psichoterapiją tuomet, kai jau nebegalėjau nieko daryti iš tikrųjų, jau ir rankos nebepasikėlė iš lovos, kažkaip nebegalėjau net išlipti, tokia juoduma. Nes tuo metu dariau 2 laidas, dirbau žurnale, rašiau pranešimus spaudai, gal dar rašiau scenarijų kažkokiai dokumentikai. Žodžiu, 5 orkestrų vadovė, ta prasme, kai atsikeli ir tik pasižiūri tą kompą ir atrodo, nebegaliu. Ir tada aš sugalvojau, kad man reikia psichoterapijos, kad jinai man padėtų geriau susidoroti su visais tais iššūkiais, kad galėčiau toliau savo 5 darbus tos dirbti. Ir nuėjęs pas psichoterapeutą, aš jam sakau, padėkit man. Sakau, aš tokia tinginė, žinokit, aš nebegaliu, o tai ką jūs veikiat? Ir aš jam papasakau, ką aš veikiu. Sako, tai aš turiu įtarimų, kad jūs ne tinginė, o darboholikė. Sakau, ne, sakau, jūs nesuprantat, jūs, sakau, nematot, jūs tikrai nematot, kiek aš daug nepadarau. Ne, sako, matau, aš žinokit, pakankamai, sako, jūs nebedarot, nes nebegali daryti. Ne, sakau, aš tai tikrai galiu, sako, kodėl jūs čia? Matai, kiek nesimato, ne, kartais tas persidirbimas. Sakai, ir aš sakau, jūs tiesiog nematot, kiek aš nepadarau. Ne, sako, anoreksikas irgi nemato, kad jisai per plonas. Ir tada jisai mane pradėjo mokinti, daryti gal dalykus ne taip tobulai, ne tiek daug, ne tiek atiduodant savęs. Įdiegti tas tokias vidinės programas, kad ne tik darbui viską atiduoti ir kad einant lėtai, bet pastoviai einant, nueini daugiau negu kad bėgant ir griūnant. Tai čia man labai sunki mokykla, bet visai gerai sekėsi. Sekėsi labai taip gerai, kol nesugalvojau pirkti butą. Ir tas buto pirkimas man, aišku, nepasisekė labai sėkmingai, bet sugalvojus pirkti butą, tada man jau ten užsireikėjo visų pasaulio pinigų. Todėl buvau pasirengusi priimti visus pasaulio pasiūlymus. Ir čia Goda dabar šią vasarą, ne? Taip. Ir tada aš jau, šitą, tai aišku, šitą darau, taip. Ir ten jau tiek, aš taip jau kaip voveraitė tų riešutų ten į savo drevę jau prisinešiau tiek, kad jau žandai pilni, sukramtyti negaliu, jau kevalai stringa. Ir atrodo, ir vėl aš čia, ir vėl aš tą ratuką vėl kažkaip suku. Ir taip, jau kai prisiemi tos darbus, nelabai yra kur trauktis, tai jau viskas, tai jau ten turi suktis. Ir galvoju, plemba, ir vėl mane pagavo. Ir vėl mane šitas persidirbimo reikalas pagavo. Tik tai gal geras dalykas, kad aš jį kitaip vertinu. Aš jau nebevertinu, kad čia, nes anksčiau tai man būdavo toks, kaip toks pasididžiavimas savim, aš čia tiek daug dirbu, aš tokia svarbi, aš galiu ir tą, ir aš tiek padarau, ir taip laiko neturiu, ir taip energijos neturiu. Toks kaip, mano herojas daina. Čia toks, žinai, čia yra toks savotiškas, kaip susireikšminimas, žinai, kad aš jau čia tokia svarbi. Čia, žinai, ne apie tave, aš šitą irgi etapą turėjau. Ir apie mane irgi. Kad aš ten irgi pasakodavau, žinai, kad aš čia eikit, žinokit, aš net esu papasakojus, dabar papasakosiu, tai turbūt, priblokšiu visus, bet esu papasakojus, kaip aš net neturiu laiko nueiti į tualetą per darbo metu, nes tiek daug dirbu. Ir
pavyzdžiui, nu, ten man, kai būdavo tos mėnesinės, nu, tai, sakykime, aš papasakojau, bet net, man atrodo, ten prie giminių balyje, kad aš pasikeičiu į klotą važiuojant mašiną nuo vienos darbo vietos į kitą, nes neturiu kada nueiti į tualetą. Tai aš labai suprantu, apie ką tu šneki, Goda, ir aš šitą etapą turėjau. Pas mane pasikeitė. O man gal įdomu, aš turbūt tokioje darbo vietoje nedirbau, savo gal istoriją papasakosiu, bet tuo iš šono, valyk tokia moterim, irgi žaviuosi kažkom, ar ne? Toks sukurtas turbūt, tada ir gražiai apsirengus, ir, kaip sakai, svarbi, ir pinigų uždirba daug, ir leidžia tą visą svajonių gyvenimą. Gyvena, va taip idealizuoja, tas žmogus yra ir iš šono taip pateikiamas, ar ne? Turbūt aš čia dar per mažai dirbu, per mažai talentingas, ir, žinai, čia dar reikia pavaryti geriau, kad irgi tokia būti. Sakyt, kad kažkada irgi gyvenime jau šitą, kai nagrinėjau, nes dabar pas mane smarkiai pasikeitė, bet mačiau, žinai, labai, kad iš šeimos ateina. Čia yra tiesiog šeimos įdiegtas modelis, toj, kurioje augai. Tai ten įvairių būna dalykų, kad vieni tėvai ten vadina vaikus tinginiais, žinai, tai tikrai mane irgi. Nuolatos. Vadina tinginiais, ten visokiais ten nesusitvarkydavau, tai ten, tipo apsileidėlė, ten dar kažkuo. Ir nenori vis tiek vaikui tas įeina, kad šitai yra blogai, o mane girs už tai, kad aš būsiu ten visą laik susitvarkius kambarį, visą laik tam padarius ten tuos darbus, namų darbus, ten indų suplovus, už tai mane girs. Ir man atrodo, kad mums antiek tai įeina, kaip toks blokas į smegenis, kad paskui mes, užaugam ir pačios save pradedam girti už tai, kad, čia tiek dirbi, neturi kada į tualetą nueiti, šaunuolė, žinai, tiek daug dirbi. Tai mano tai buvo, pamatymas, kad tai yra iš šeimos, ir netgi aš atsimenu tą momentą, kai aš kažkada, paskui buvom daug sąmoningesni, ir kažkada savo tėvo klausiau, žinai, sakau, ko tu labiausiai bijai, pavyzdžiui, kažkaip tai ten, yra kažkokia pas tave baimė tokia gili, kad žmonės kažką apie tave pasakys, žinai, tokio negero, ar ką, sakau, ko labiausiai bijai, tai jisai sako, kad aš tinginys būsiu. Ir, tai ir antiek, atrodo, žmogus ten nebijo nei karo, nei dar ko nors, nieko nebijo, nei ligų, visi bijo, kad tinginys bus. Kai tik pagalvojau, tai biškiai kita tema, bet taip pat galvoju, pavyzdžiui, mano vyras, jisai gamina valgyt, jisai pagrindė, aš tikrai labai retai, aš vaikui gal daugiau pagaminu, jisai dažniau siurbia namus už mane, jisai dažniau plauna indus, jisai dažniau plauna rūbus ir dar juos, išdžiausto, dažniau, mes kartu kaip, bet jisai, pavyzdžiui, dažniau, jisai daugiau uždirba pinigų už mane, daug daugiau dirba už mane. Ir taip galvoju, tai aš taip garsiai pasakysiu, ir ką moteris galvos, tai kam jinai reikalinga, žinai? Nes kai mama sakydavo, valgyt nemokėsi daryti, tai žinai, kam tu reikalinga bus. Ir dabar, žinok, taip širdis daužas. Tai šneka ne tai, kad daugiau čia aš galvojau taip paliesti, kad apie tą buitį vyrai Anglijoje, jie tikrai daugiau prisideda. Dažnas vyras gamina, labai dažnas vyras padeda namuose tvarkytis. Ir kaip Lietuvoje, kad sako, dažniau vyras pasirink moterį, jeigu priekaištauja ten, ar nori tos pagalbos, kad ar aš čia pinigus uždirbčiau, ar namus tvarkyčiau. Bet Anglijoje nėra tokio pasiteisinimo, žinai, ir tai daro, ir tai daro. Ir aš galvoju, ir tai to, kad, toks palengvinimas, ir, man tai pasisekė, man tai džiugina, kad tokia buitis yra, žinai, bet taip garsiai pasakyti, tiesiog širdis dabar daužas. Žinai, kokia negera jovita. Jo, kiek stiprios tos programos, ne, tokios, kad širdis daužosi. Ir, žinok, irgi aš visai prieš kelias dienas, greičiausiai mus jau, žinai, tą temą ruošia, oras, eteris, žinai. Tai prieš kelias dienas aš ryčiai, žinai, irgi pasakiau, sakau, žinai, Ryti, sakau, aš matau viduj tokią programą kažkokią savo, kad sakau, tu uždirbi pinigus, rūpinėsi vaikais, ten juos, augini, prižiūri. Ir sakau, žinai, tokia galvoj sukasi man programa, kad tipo, tai Jurga, tai čia daugiau jau nieko nereik norėti.
žinai, ir irgi, nes aš irgi norėjau, žinai, kad ten kažką dar irgi padėtų ir susitvarkyti. Ai, jisai pats irgi dabar jau ilgą laiką darosi valgyti, nes dėl kad aš su leliuku jau ten niekaip nespėju. Ir man toksai, nu, to eina programa, tai tu čia jau nenorėk dar daugiau, tai čia jau vyras valgyti darosi pats, čia dar namus padeda, čia jau daugiau negali norėti. Ir aš numatau, tai tiesiog va tokia protėvių ar kažkokia tai sociumo, nu, programa eina ir tiek. Tai va čia apie tą patį irgi pas tave, kaip pasakoja apie vyrą. Nu gerai, Goda, gal tu dabar. Tu pradėjai, mes įsivažiavom, žinai, nu dabar vėl toliau mums krypti. Normaliai, apie vyrus ir buitį nelabai galiu daug ką papasakoti, obviously, nes nelabai yra to vyro, bet prisimenu, kai buvau santykiuose, tai mano buvęs draugas labai pykdavo. Aš labai buvau tokia priešininkė. Aš šitą ne moteris, kur prie puodų sėdės. Tipo, ir ten, liepdavau. Ir jisai geriau darydavo valgyti. Tai jisai ir darydavo. Sakau, tai jeigu tu geriau moki, tai tu ir daryk, o kodėl tu darai ir dar bambi. Ir tada tau net nepatinka, ką aš padarau. Tai tu geriau moki. Tai kokia tavo bėda. Tai prisimenu, kažkaip pas jį irgi labai labai buvo stipri ta programa. Šitą, kad moteris turi būti buity, o pas mane buvo labai stiprus priešinimasis tai programai. Kažkaip atrodė, tai ne, aš jau čia karjeristė tokia. Ir tikrai tas ateina iš šeimos. Mano mama tokia buvo labai, ir yra turbūt daug labai dirbanti ten darbui, viską atiduodanti, ten, nežinau, iš darbo grįžta, guli ten ant sofos, ten nebegaliu, jau Jėzus Marija, ir ten tas darbas būdavo, kaip, nežinau, ten aukščiausias Olimpas. O aš visada būdavo, tinginė. Aš kambario labai paauglystėje labai nemėgdavau tvarkytis kambario. Iki tokio lygio nemėgau tvarkytis kambario, kad buvo mūsų butą apiplėšę. Įlipo vagis per langą, atsidarė langą. Ir ten viską išvertė. Ir aš grįžtu namo, policija su tėvais namie ir jie mano kambarį stovi ir ten policininkai sako, tai ir šitas kambarys buvo išplėštas. Tėvas sako, ne, šitas tai visada taip atrodo. Čia žiauru, bet žinai, aš šitoj vietoj tai manau, kad čia čia jau tavo tėvai neatliko pareigos, nemokino tavęs ir tvarkyti savo kambario. nes aš visiškai nesenai, tokio paauglio, šiaip ten Vidugirių sūnus iš Jovaras, iš tos Masters of Calm festivalio, jisai buvo surašęs tėvams, nes jis yra dabar jau toks, ūgtelėjęs paauglys, jau nežinau kiek metų, bet jis jau toks eina link pilnametystės, gal jau nuėjęs, ir jisai surašęs buvo kokius gal 7 ar 10 patarimų tėvams apie jų vaikus, žinai, pats kaip vaikas. Tai vieną labai labai gerai atsimenu jo tą patarimą, kad jis buvo parašęs, ir dėl Dievo meilės išmokykit vaikus susitvarkyti kambarį. Ir galvoju, gerai, matai, jeigu net paauglys vaikinas rašo, kad reikia, žinai, kažkaip vis tiek, surast tą kelią į tą vaiko širdį, kad jisai vis tiek susitvarkytų, gerai, galvoju, šitą tai mokinsiu, toliau kantriai mokinsiu, nes čia reikia labai daug kantrybės, taip, kad išmokyti savo vaiką pastoviai, nors palaikyti tvarką. Tai žinok, aš galvoju, kad čia irgi, tiesiog jau čia gal biški buvo neatlikta pareiga ir iš tėvų pusės. Panašu, tai žinai, ten nesutvarkytas kambarys būdavo visada, per kaltę visas būdavo, ta prasme, tu tinginė, tu apsileidėlė, tu ten nemoki, tai ten tas tvarkymas jis neatrodo kažkoks labai viliojantis užsiėmimas. Pas mane tas pats, jo, ir dar, gal čia šiaip ta tema mūsų įdomiai plečiasi, bet gerai, pakalbam. Nes ir toks bairis būna, kai tau sako visą laiką, tu ten tinginė apsileidėlė, nesusitvarkius kambario, ir paskui, kai tu jį susitvarkai, tai pavyzdžiui, aš neatsimindavau to tokio pagirimo, nes, žinai, gal kaip tik per tą pozityvą reikėtų eiti, kad, žinai, nes aš einu ir visą laiką dukras pagiru, žinai, sakau, kaip gražiai čia šitą vietą susitvarkiai, žiūrėk, kaip knyga susidėlioja gražiai, kaip man faina, kad pas tave šiandien ten dulkės nuvalytos, aš taip visą laiką tą pozityvą ieškau. O taip, tai tinginė ten apsileidėlė, o kai susitvarkai, nieko, čia jau tipo norma. Jau gerai. Ir vėl tinginė apsileidėlė. Tai va, ir įeina ta programa, ir paskui užaugi ir eini iš proto, kaip čia tos 5 darbus, žinai, nudirbti, nes tai va, tada per mažai dirbu.
užsikodavęs tinginystė yra blogai, bet iš tikrųjų tinginystė tai nėra taip blogai. Nu, daug blogiau yra tas persidirbimas ir persidegimas sistemai. Tinginystė jau kai tu, pavyzdžiui, nebegali, tai vadinasi tavo paties kūno sistema jau tave saugo. Nu, ta prasme, nes ten po to jau pradėtų tokie vykti, nu, smarkus procesai. Vat aš labai persidirbdavau, kai dirbau žiniose. Tai, nu, ten, vat, irgi panašiai kaip tu į tualetą negalėdavai nueiti, tai aš ten negalėdavau užrašų knygelės, kuri nukrenta ant žemės pasikelti, nes jau ten prie kompo, ten taip, jau ten nuėmi po to rankas ir jos tokios, taip o nebesilankstų, ten, žinai, nes ten 3 valandas žiūrėjai, kad tik spėtum, ten 6:30 žinios visada yra labai aiškus deadline'as ir visada ten tai reikia padaryti, nežinau, nu, kosmosą. Ta prasme, ką ten tose žiniose darydavau, tai aš dabar pagalvoju, oho, ten visiems pagarba žinių darbuotojams ir linkiu išeiti iš darbo. Tuo pačiu. Ir nereiktų žinių. Bet gal tikrai, tam tikrą tokį tarpą gal galima padirbti tokį darbą, kad kažkaip biškai praplėsti save ar taip tas ribas patemti, bet ne visą laiką. Turbūt apie tai, kad kažkokį darbą dirbant, kad vyksta kažkurio metu augimas, ar ne? Kažko augu su diskomfortu susiduriu. Bet kad jisai neišsitemptų į tą ilgą laiką. Nu, tai aš galiu papasakoti apie 2 metai žiniose, nu ir liekamieji reiškiniai yra seborėjinis dermatitas, nu, autoimuninė liga ir pigmentinės dėmės irgi, ta prasme, kurios irgi atsiranda nuo streso. Nu, tai aš gavau tokias, nu, ganėtinai, nu, ką žinau, nesudėtingas kondicijas, bet jau tokias jau taip seborėjinis dermatitas, kai atsirado. Taip supratau, aha, tai čia jau vadinas, gal jau čia ir užteks šitos mokyklos, nes, nu, toliau tas kūnas vis tiek dar labiau silptų. Jo, kuriam laikui gal ir gerai, bet net nežinau iš tikrųjų, dabar aš taip galvoju, aš visada buvau, nu, va, tokio, man atrodė, va, kad taip, va, kuo labiau save spausti, drožti, va, ten eiti visur, ten per tokią jėgą. Bet man atrodo, kad galima gal ir ne per jėgą. Aš tik dar nelabai suvokiu pas mane va, to koncepto per jėgą ir per va, tą tokį, nežinau, savo smurtą ir ten prisivertimą yra labai daug to darbo. O per tokį va, lengvumą, nu, man dar čia kūrybos reikia nemažai nueiti šitame. Aš vat priešingai, aš niekada per tokį tą spaudimą negalėjau eiti. Gal vieną ir net buvau įsidarbinus kažkokioj vietoj, kur tu nelabai turi pasirinkimo. Tai turbūt iš viso viena, kai turi dar kažkokį pasirinkimą, o kitas pasirinkimas tik išeiti arba ten kažkaip būti. Ir apskritai galvoju, kiek daug ateina iš didelių kompanijų, tikriausiai Amerikoje, bet kaip jau yra didelė dalis, kuri kalba galbūt apie tą ir persidirbimą ir kad ne taip dirbti reikia. Ir, pavyzdžiui, labai retai, kas pasakytų kokią žinių vedėją, kad, žinai, gal man dermatitas ar tas ar anas nuo šito streso. Nesako, matom gražius žmonės paruoštus ekranui ir arba kalba apie savo sėkmingą karjerą kokiam interviu, o apie tai, nu, nekalbėsi. Tai čia prieš mano sėkmingą istoriją, ar ne? Taip negirdim šitų dalykų ir toliau tikim tuo mitu ir tuo labiau vis tiek yra kompanijų, kurios dar taip spaudžia. Aš galvoju, ar ne tik tas Elon Musk, kuris nupirko Twitter, kad pasakė, kad nori visi, kurie ateina į darbą, ryte jie bijotų. Jie manęs bijotų, nes, nu, iš baimės, tavo turbūt hormonai dar ten labiau veikia ir tu dar gali produktyviau dirbti. Nu, tai va, žinios irgi buvo tokios va, baimės gal atmosferos. Reikia būtinai, kur reportažas, ten pradeda staugti ant tavęs, dabar galvoju, Jesus Christ. Ten išmokau, kad, pavyzdžiui, nu, va, tokie ant tavęs staugia, geriausia strategija yra staugti atgal, nu, ta prasme. Ir tada tas žmogus ten, nu, šneka jau ramiai, tu tipo, ką, kur reportažas, tuoj bus, nesupranti. Ai, nu gerai, ir aš taip, ai. Bet čia geras pavyzdys, nes kai žmonės vėlgi, ne tai aukštesniai pozicijoje nebūtinai gauna tą atgalios, iš kurias žemesniai gali ten atleisti, ar ne, tai kaip ir nedrįsti to, tai jie ant savo nervų sistemos gal nepatiria, ką tai reiškia.
Nu, Tai nežinau, ar to mokytis darbo vietoje aš jau daugiau norėčiau. Aš taip tikiuosi, kad taip viskas pradeda transformuotis. Aišku, gal su pandemija daug pasikeitė, bet jau vis daugiau žmonių prabyla apie perdegimą, nes jų labai daug patiria. Tai čia užaugau aš ten kaip apsileidėlė ir tinginėva Jurga, tai mes čia 2 iš 3, ar ne? Tipo, tinginės ir apsileidėlės. Tai procentaliai tada paėmus visuomenės dalį, tai ten pas mus labai daug tinginių ir apsileidėlių toj visuomeniai. gal man karts nuo karto irgi tokį žodį, ką nors jam pasakydavo, bet kažkaip ne taip daug, aš nežinau. Mano turbūt būdas apskritai yra kitas, ne? Mano temperamentas yra kitas. Ir, pavyzdžiui, aš vis tiek rinkausi, aš studijavau fotografiją, nes aš žinau, kad kažkokio norisi tokio jų kitokio laisvesnio to gyvenimo būdo. Jogos mokytoja, aišku, kad tai nėra tos valandos nustatytos, kad tada sunku atlyginimą sugeneruoti, su tuo taip pat susidūriau ir, žinai, išėjau ir slaugę dirbti, kai jau norėjau pastovių pajamų ir ten būstui įsigyti. Bet tai vis tiek niekada nebuvau tam high pressure environment. Bet ką galiu iš savo dar pasidalinti, kas patį savo verslą pradėjo, kad ir mažą, ar ne, ten pradžiai viena dirbė ar su kažkuo. Ir man tai irgi įvyko toks perdegimas po metų, nes pirmi metai tai buvo iš viso tik toksai ten apšilimas, dar nei klientų labai mažai, tai taip, žinai, beveik neturi ką veikti. Ir po metų pradėjo augti sparčiai ir taip tada, ir klientų daugiau, ir perka daugiau, baldų reikia ieškoti daugiau, atradau iš Italijos, kad galima pirkti, žinai, gražių baldų ir prasidėjo, taip užgriuvo tokia kaip lavina, mane nepasiruošusią, nei buhalterijos susitvarkiusią, nei kaip ten, kur susirašyti viską tvarkingai, žinai. Ir, pavyzdžiui, ir to pačiu irgi mėgaujuosi, tai esu, gerai gyvenu, turiu mažą vaiką, ir tokį verslą hobį. Ir einam čia su vyru pasivaikščioti prie upės, dienos metu pasiėmėm tokią pietų pertrauką, o aš į telefoną, nes noriu nupirkti šviestuvą, ten derinu. Klausė manęs, iš kur tu? Aš turiu su Google ten, žinai, verstis, ką čia paklausė, verstis, ką atsakyti. Jurga, žinai, dabar vokiečių, taip, ne? Jo. Tada tam vairuotojui skambina, kada tu būsi, aš jau čia nėra tokio adreso, aš čia nerandu. Ir čia, tipo, kaip fainai gyvenu, su vyru einam prie upės pasivaikščioti, žinai, savo šeimininkę. Vyras jau nepatenkintas eina, kiek tu į tą telefoną, aš negaliu mesti, nes tai arba prarasiu tą gražų Murano šviestuvą, žinai, arba tas vairuotojas jau nuvažiavęs laukia, tai aš turiu dabar čia derintą situaciją, ką čia daryti, arba nėra kur sustoti, sako, sankryža didžiausia, žinai, ten 3 eilių kelias. Tai o man atrodė, kad aš vis tiek čia mažai dirbu. Mažai, ką reikia daryti, mažai čia tų e-mailų, mažai ką dirbu, o visa persitempiau, nes tokių stresinių situacijų. Jovita atvažiuoja rytoj fūrą, reikia išsikrauti, tai kur tu nori, kad iškrauti? Ir galvoju, beveik visą fūrą pripirku, o kur krauti? Kolegai skambinu, sako, bet tau nelabai yra vietos. Tai palauk, ir dar viskas, nes Vilniuje, o aš Anglijoje, tai tą stalą ten patraukiam, tą ten, o tą gal ten įkišim, o ką tą gal tą pasidėsim, ten, žinai, kažkaip sutalpini, tokia, ant pripėt, žinai, neplanuojant į priekį, normaliai. Ir kai aš tikrai labai, ir COVID, ir vaikas nėjo normaliai ten į darželį, žinai, ant galvos lipa, klientas skambina, o man čia vaikas kažką, vyras eina pro šalį, nieko, čia virtuvė arbatos pasidaryti, kad padėt, kad tą vaiką nuo manęs tai žinai. Ir bet atrodė, bet kaip aš galėjau perdegti, taigi aš mažai dirbu. Bet pagal mano, vadinasi, apimtis, pagal mano tą gyvenimo situaciją ir ritmą, man buvo per daug. Ir aš irgi čia paslydau ir visi sako šitą patarimą, kas dirba savo verslą daro. Kad viską reikia kaip pačiai, nuo pirkimo iki buhalterijos, iki Instagramo, e-mailų, atlyginimų, visą suskaičiavimą, reikia daugiau pagalbos samdyti kitą žmogų, perduoti savo. Ir tą baldų ieškojimą, aš galvoju, kas čia taip darys, kas čia taip vargs, žinai, ten dylinti, iš tos kalbos vis versti.
Ir aš kokius 2-3 mėnesius užtrukau, kol aš pradėjau savo kolegės, su kuriam dirbam, jau jas Lietuvoje, jas apmokyti. Ir jos taip šauniai įsivažiavo. Ir jos taip puikiai tai darė. Ir, žinai, ir tokių gražių baldų surado. Bet aš per tuos 2-3 mėnesius, bet to pavėlavau. Ir kai užgriuvo tokia jau tada lavina, nu tai va šiaip net taip išsikapanojau. Bet būčiau taip biškį anksčiau padaręs, būtų padėję. Ar man vyras sakydavo, tai tu spreadsheet vedi, su Exceliu. Ne, aš tau parodysiu, tai galų gale. Ten jau pusės yra parodė, vyras sudėjau, šiek tiek susirašinė. Tokio paprasto dalyko, nu, vat, nedariau, nebuvau išmokus, neįsivedžiau sistemos, toks balaganas visur, žinai. Taip pat irgi persitempiau per tai. Ir paskui, jau kai tai pamačiau, kad viskas nebepatemsiu, tai toksai buvo augimas ir šuolis tuo metu, mid-century. Ir tada kažkaip savaime gal vasarą mažiau pardavimų, tada viena mergina, nu, kaip jinai, ir taip tik part-time dirbo, tai daugiau pasiliko savo pagrindinį darbą, liko mes dviese. Dar su kitu žmogum dirbau dizaineriu, kuris ir konsultavo ir tikrai padėjo tą šuolį padaryti. Bet aš mačiau, kad tokio nepavešiu, nes per dieną 10 baldų, pavyzdžiui, atsiunčia ir reikia man priimti sprendimą. Perkam šitą ar neperkam? O į kiekvieną reikia investuoti pinigus, kai aš jį nupirksiu. Aš jau viskas sumoku tada už parvežimą, tada reikia, ar tikrai parduosim ir už kokią sumą. Ir taip į dieną po 10-20 toksai būdavo žodžiu. Jiems taip, gal lengviau tu surandi, o jau tą viskas, jau pastatyti pinigus, tai jau rimtas sprendimas ir mano jisai yra, jeigu neparsiduos metus ar, žinai, pelno, net ne aš, viskas, tai supratau, šitaip aš negaliu, čia labai buvo gerai, paaugom, bet šito toliau nedarom, tiesiog visą tą ritmą sulėtinam. Ir viskas. Žinai, labai buvo čia gera tau patirtis, kad tu supratai, kaip tu nenori. Žinau, kartais reikia, žinai, paturėti tą nes tu sakai, jeigu prieš 3 mėnesius ten būčiau anksčiau, žinai, viską padarius, bet būtum neturėjus tos patirties. Tai, žinok, man atrodo, kartais labai gerai paturėti tą patirtį, suprast, kad ne, šitaip tikrai aš nenoriu ir tada pradėti jau ieškoti, kurt, kaip tu nori. Tai, nežinau, gal dabar pasidalinam, kaip kas atradė dar irgi tą poilsį, arba, Goda, kaip pas tave dabar santykis, tau psichoterapija labai atvėrė ir gal dar kažką tenai pasidalinsi apie tai. Anksčiau, pavyzdžiui, aš taip, net kai ilsėdavausi, tai jausdavausi kalta dėl to poilsio. Nes juk aš ilsiuosi, juk aš galėčiau dirbti. Ir tada aš taip dar pasiemu kokiu nors straipsnių rašymo į atostogas ir tam pusę dienos dirbu. Ir tas poilsis toks, sakykime, nežinau, net sunkesnis negu kad darbas pasidarydavo. Savo susikuriu tokį vidinį pragarėlį, nes, tai ką čia guli, taigi galėtum dirbti. Ir tada tu nedirbi, bet tu visą laiką graužiasi. Toksai, sakyčiau, vidinis neblogas košmarėlis. Ir kažkaip psichoterapijoje gal aš išmokau, kad čia yra okei. Tipo, nori ilsėtis, tai ilsiesi. Tai čia normalu. Tai kuo kokybiškiau pailsėsi, tuo geriau po to dirbsi. Ta prasme, tas baterijas reikia įkrauti. Nėra taip, kad pas tave telefonas su neišsenkančia baterija. Deja, taip, gal norėtum, bet taip nėra. Tiesiog, baterija išsenka. Ir dabar, pavyzdžiui, šitą labai tokį intensyvų periodą su kelionėm, ten su filmavimais, ten daug visko tikrai. Ir taip žiūriu, grįžus dar turėjau padirbėti truputį, taip 3 dienas, taip labai netruputį intensyviai. Ir taip galvoju, gerai, tai čia dabar aš labai pavargus, tai reikia važiuoti į Nidą, dabar staigiai sugalvoju ir važiuoju. Ir investuoju, taip anksčiau aš taip gal net pagailėčiau ten ar pinigų, ar ten laiko, ar ten, čia taip toliau galėčiau dirbti, bet jau žinau, kad aš tikrai tą bateriją apsekinau ir jau žinau, kad tikrai išvažiavimas man, padės, ta prasme, aš vis tiek prikrausiu tą bateriją, tai atsirado toksai, sugebėjimas leisti savo sėtis. Dar nėra taip išsivystęs gal 100%, bet jisai skleidimosi fazėje. Tai šitas labai psichoterapija labai svarbu, visada taip šventai aš lankau psichoterapiją, nepraleidžiu dėl ten darbo ar ten reikalų, taip toliau. Joga dabar, bet su, pavyzdžiui, dvasiniam praktikom darbas labai suvalgo dvasinės praktikas. Joms, nebelieka
nebelieka kažkaip vietos Dievui, nebelieka vietos meditacijai, nebelieka vietos jogai, nes viskas ten ir taip jau bardakas. Va tada geriau jau lengviau daug vinelio 3 taures išgerti ir tada jau gyvenu, nu, jau taip va. Tai, nu, tai va, tai šitas persidirbimo minusas man labai nepatinka, nes jisai, nu, numuša nuo dvasinio kelio irgi. Tai su šituo dar, nu, dirbam. Aš norėčiau irgi iš karto, žinai, tą patį vat, pasakyti, kad pas mane, nu, tos stadijos iš to darboholizmo, tai ten buvo tokia vidurinė stadija, tai kai man tiesiog, nu, vat, jau vyras mokė ilsėtis, nes, nu, jisai sakydavo, man nereikia ten žmonos, kuri, nežinau, ten gamina valgyti, daro ten viską, tvarko namus, ten prižiūri vaikus, sako, man reikia, kad žmona būtų, nu, čia dabar pasakysiu gražiau, negu jisai sakė, bet jisai pasakė, neužsiknisus. Tai, nu, tai jis ten kitą žodį naudojo. Bet... Panašu tokia. Panašu tokia, jo, tik nesakysiu. Tai ir, nu, ir aš irgi supratau, kad, ta prasme, jo, bet mano vyrui yra vertybė, nu, kad aš būčiau, nu, kažkokia adekvati ir bendraujanti, ir laiminga, ir pailsėjusi, o ne ta, kuri ten viską padarė. Ir jis mane vat, labai ilgai mokino šitą dalyką. Bet paskui, kai pas mane atėjo jau tokios dar gilesnis panirimas į dvasinės praktikas, tai va čia irgi su Violeta, tai aš iš vis žinau, kad pas mane tai prasidėjo tokios kaip kūno reakcijos, nes, nu, vėl su tom praktikom aš turbūt kažkokį padidinu kiekį, nu, tos tokios energijos, kuri per mane eina, ten aš nežinau, per mane iš manęs ar kaip, bet su praktikom, su meditacijom aš tiesiog jaučiu, kaip, nu, vat teka kažkokios energijos pas mane. Ir jeigu aš nepailsiu, mano iškart fiziškai kūnas lūžta. Bet, nu, čia tai labai rimtas dalykas, nes man, pavyzdžiui, nu, labiausiai, kas pradėjo streikuoti, tai būtent kaklo slanksteliai. ir, pavyzdžiui, aš, nu, sakykime, vat, pirmas toks buvo didžiulis pas mane, nu, irgi pastebėjimas to, kad aš jau, nu, vis giliau ir giliau, ten tada dar nebuvo Violetos, bet aš jau vis giliau ir nirau į tas praktikas ir vis labiau ten viskam atsiverdavau ir tos meditacijos tokios jau kitokios pakitę, gilios. Ir aš dariau renginį didžiulį, kuriame nors jį dariau online, bet, nu, jame ten vienu metu dalyvavo, nu, gal 40 žmonių, gal daugiau. Nu, bet tai buvo didelis, vis tiek man renginys, gal kažkam nėra. Ir va tada aš visą dieną vedžiau tą renginį, nes ten visą dieną buvo online. Ir ten taip per mane ėjo tos energijos, o aš, nu, tiesiog, nu, jaučiau tokį begalinį kažkokį viskame srautą, kad ir ten kalbėjau, bendravau, ten kažką rodžiau, mokiau, kad paskui mano kūnas taip pervargo nuo šito, mano tiesiog fizinis kūnas, nors aš sėdėjau visą dieną, sėdėjau ir kalbėjau į ekraną. Jis ant tiek pervargo, kad po kelių dienų man visiškai kažkaip iškrito kaklo slankstelis. Nors aš nieko nedariau fiziškai. Aš, nu, atsėdėjau tą savo seminarą, tada 2 dienas ilsėjausi, nes jau visi man leido pasilsėti, namuose ten nieko neveikti. Ir, nu, bet po 2 dienos atsikėliau, kad man visiškai, nu, iškrito kaklo slankstelis ir tada turėjau labai ten daug problemų, kol ten viską suradom su gydytojais, kas ten įvyko, nes ten ir skydliaukė parėjo ir viskas parėjo ir ten reikėjo ten daug reikėjo, kol viską atsistatė į normą. Ir aš pastebėdavau paskui vėliau, kad vėl, jeigu aš vis tiek einu tolyn tas, nu, dvasinės praktikas ir vyksta va tos tie energetiniai, nu, dalykai per mane, aš privalau pailsėti, nes būna, kad, žinokit, aš mažiai vedu vat, meditaciją, vat, kartais irgi vat, Jovita dalyvauja mūsų vedamose meditacijose sekmadieniais. Ir aš po meditacijos einu 2 valandas miegot, nes ant tiek, nu, bet kažkaip išvargo fizinis kūnas nuo to, kas vyko. Nors jauti, kad tai vyko visiškai dovana, kas atėjo, kad dabar turiu 2 valandas miegoti ir šventai. Ir jeigu aš nepamiegosiu, nepailsėsiu tas 2 valandas, tai vėl kažkur pradės grynai fizinis kūnas lūžt. Tai mane vat, tas labai išmokino, kad dabar vis tiek, kadangi mano prioritetas, nu, yra tas toksai sąmoningumo, tas dvasingumo augimas ir aš ten einu,
tai visiškai privalau viską mesti ir iškart ilsėtis. Jeigu nors truputį, vat pajaučiu ir jau aš išmokau, kaip jausti tą, nors truputį pirmus nuovargio tokius kaip simptomus, iškart metu, nors ir ten buvau susitarus, ten viską turėjau čia kažką padaryti, ne, viskas iškarto metu, palaukit, dabar biškai pagulėsiu, arba dabar ten biškai ten gal pažiūrėsiu, atsisėdus, nes labai atrandu būdus, kurie vat irgi pailsina mane, tai pavyzdžiui, mane pailsina tiesiog žiūrėjimas į savo sodą, labai pailsina, gulėjimas, miegojimas ir dar nuėjimas į dušą, man vanduo irgi kažkaip labai mane visą ten užpildo. Tai vat išmokau, bet išmokė jau, žinokit, granai fizinis kūnas labai aiškiai duoda signalus. Viskas, stop. Dabar tuoj jau pradėsi pervarginėti ir važiuosim tada žemyn. O kai važiuoja žemyn ir fizinis kūnas, ir pervargimas, tai tada nebeįmanoma eiti ir tuo dvasiniu arba sąmoningumo keliu, nes tada būsenos iškart žemos užeina. Nes kai man ten tada buvo parėjęs tas kaklas, tai ten tokios buvo žemos būsenos, tenai visiškai, jaučiausi labai labai sunkiai, labai, tokia dugne, kad šakės gyvenimas pasibaigė, visiškas dugnas atėjo ir iš tokio dugno tai net į meditaciją negali atsisėsti. Tai prasme, net neįmanoma būdavo man tada medituoti, jau vėl tarsi sugrįžti, nes visiškai ten viskas eina kitokios savijautos, neina susikoncentruoti, neina eiti, tuo tokiu, nežinau, kaip sakyti, aukštesnių vibracijų kažkokių keliu. Tai man šita tema taip rimtai labai išsisprendė, tiesiog kūnas pradėjo mokinti, kad arba taip, arba niekaip, niekaip nevažiuosim. Ir dabar šventa. Aš irgi noriu tau paantrinti dėl miego. Tu tai dar žinau ir labai anksti atsikeli. Aš ne taip anksti atsikeliu, tai dieną retai, kada noriu pamiegoti. Čia gal tarp kitko, bet, pavyzdžiui, aš kai būnu viena, ar ten ilgiau į Lietuvą atvažiuodavau kokias 3 savaitės, aš dieną būdavo, kad tai beveik užmigt norėdavau. O kai mano vyras iš namų dirba ir ir jisai toks energingas, jisai iš kažkokius kalnus energijos yra atsinešęs. Kai mes su juo vienuose namuose, aš niekada praktiškai dieną nenoriu miegoti. Neužeina man ta banga. Tai įdomiai, bet pastebėjau, kad yra. Bet kas man būna, aš vakare, jau kokią 7, jau viskas, jau jaučiu, kad ten pavalgiam jeigu ir būdavo, kad pažiūrėti televizorių kartu, gal ten kažkokį filmą ar serialą, kuris dažnai, jau pastebėjau, ir taip manęs nei labai domina, nei tenkina, daugiau toks bendras pabuvimas ir iš vyro gal noras būdavo. Ir aš vis anksčiau nueidavau, ten porą kartų sakau, aš geriau einu į lovą, ten knygą paskaityti, jau kokią 8 valandą. Taip 1 kartą, 2 kartą, ta prasme, ką, jau taip anksti, tu jau eini į lovą, toks su nepasitenkinimu galėdavo parodyti ir aš taip einu 1, 2, 3 kartą ir dabar dažnai jau vaikas biški didesnis, tai jie ir 2 gali tam kambarį, ten vienas teliką, kitas telefoną žiūri. Ir galvoju, jūs būkit, aš viskas. Ir aš dabar galiu nueiti anksčiau, tiesiog savo erdvėj pabūti ten. Tam miegame 1 ar knygą paskaityti, ar tiesiog, net jeigu tai tą patį gal telefoną, net panaršyti kažko, bet aš tiesiog jau atsiriboju nuo to viso triukšmo, ką jie žiūri. Kažkokia erdvėje, sueinu į save, nebesiblaškau, nesitrinu aplinkui ir čia padrąsinti moteris, nes aš žinau, kad taip irgi būna. Dar trinuosi aplinkui, nes vaikai, vyras ir visi bus gal nepatenkinti ir kokia tu tinginė, jeigu aš ten eisiu. Ar žinai, vonę gali duoti savo laiko ten veidui, dušui, ar tiesiog bet ką pavykti, tiesiog jau nueiti ir atsitraukti ir praleistas nepastenkinimo bangas ir paskui tai tampa nauja rutina. Dabar pas mus nauja rutina, kad aš anksčiau einu ir jokio teliko, aš po vakarienės kartu nebežiūriu. Labai retai, jeigu ten kažką dar pažiūrim. Anksčiau gal norėdavau, bet bijodavau, to nepasitenkinimo, nepritarimo kažkaip, bet taip visai tai praslydo. Tai va, toksai. O jeigu to nedarytum, pavyzdžiui, vat kas būtų, nes irgi aš dalinausi, kad man tai kūnas iškart rodo, o kas va tau, jeigu, pavyzdžiui, neitum ten vis tiek iš tos kaltės ar baimės, ten neitum anksti miegoti.
Aš galvoju, kas būtų. Aš tiesiog jau ir taip sėdžiu tokia kaip zombis. Ir žinau, kad aš jau nebe, ir gal tik tais dar pikta, arba, nu, tokį einu prieš save ir jau pastebiu, kad einu prieš save ir ar tikrai kartais gal reikalauja, nu, kažkokia ta aplinkybės. Bet jeigu nereikalauja ir čia tik apsimetinėjant, tai viskas. Daugiau. Ir tiesiog išgirdau, kad taip, kai einam į tikrai gilias labai meditacijas, kad fizinis kūnas, jam reikia daugiau poilsio ir jisai pavargsta. Ir jaučiuosi tiek fizinis kūnas, taip psichika yra pavargusi, nors nieko daug nedirbau, tarkim, ten tos dienos metu, bet ten nuovargį jaučiu, reikia man daugiau poilsio ir viskas. Ir įsiklausau ir tiesiog man tai dabar nu gera, tai padeda ir miegas geresnis naktį, manau, dėl to aš. Nu, fainai. Goda. Čia kaip dar nesenai įdomu tokį podcastą klausiausi to autorius, kuris parašė knygą Vyrai iš Marso ir moteris iš Veneros. Ir jisai kalbėjo ir apie hormonus mūsų kūne. Tai, žodžiu, jeigu moteris labai viską nori ten, na, nežinau, ten vadovauti, ten daug uždirbti, ten, vat, nu, tipo, ten, nu, vat, kaip žiniose, turbūt tai pas ją labai daug testosterono sistemoje ir jinai, nu, pasidaro nelabai patraukli, nes jinai viški kaip spinduliuoja labai daug vyriškos energijos dėl to testosterono. O atvirkščiai, jeigu tu vyrui leidi būti provideriu, na, tuo, kuris tau duoda ir tu moki iš jo imti, tai jisai, kai tau duoda, tai jam testosteronas sistemoje kyla, jis jaučiasi vyriškesnis, o tau mokant imti, tada gaminasi estrogenas, tas moteriškas hormonas ir tu pasidarai moteriškesnė, ne persiplėšinėdama, o šiaip, nu, tiesiog būdama, nu, nežinau, gėlė žydinti namie. Tai toks labai įdomu, kad, nu, mūsų kūnas irgi išskiria, nu, jis labai protingas, ta prasme, viskas paaiškinama ne tik ten kažkokiu mentaliniu ar dvasiniu leveliu, bet visiškai ir molekuliniu, ta prasme, hormoniniu lygiu. Šitas labai pasirodė man įdomi informacija, įtikinanti, kad šitą tikrai tokio atsipalaidavimo moteriai, norint moterišką energiją išlaisvinti, tai būtina. O pas mane labai daug vyriškos tokios energijos, nu, tokio darimo, taip, ten, neįjimo, tokio. Ir man atrodo, kad dėl to gal tie vyrai tokie silpnesni dabar, o moteris tokios stipresnės ir kažkaip ir gal daug tų vienišų žmonių, nu, taip daug ką paaiškina, taip, kad, nežinau, tokio 30 kelių metų moterim jau pasidaro sunku sukurti santykius, nes jos pačios gali savim pasirūpinti, joms nebelabai ten reikia, nelabai padaro vyrui, nu, to rūpesčio vietos. Tai va. Aš tai tikrai, nu, kai jau man irgi visa šita informacija, žinai, kažkada, nu, atėjo ir aš supratau, kad čia viskas vyksta ir energetiniam, ir harmoniniam lygmenį, vat būtent su tuo, nu, imti, duoti, uždirbti, kiek tu, nu, spinduliuoji iš savęs, vat, vyrą, o kiek moterį, kiek tu esi. Tai aš tai tikrai mokiausi, nu, ir man tai buvo, kas pasiklauso iš šono, tai gal atrodo, nu, čia jinai nusidegradavo, bet pavyzdžiui, aš žinojau, kad aš visiškai tobulėju. Tai iš tos moters, kuri ten turėjo net savo firmą, kur gamino visokias ten, produsavo ten visokias reklamas, filmavimus, visą kitą, nu, ten buvo super šustra, varinėjanti ten po Vilnių, po pasaulį ir, žodžiu, tokia, nu, jau tipo ta viršelių, nu, va, ta svajonė. Tai iš tos moters aš supratau, kad, nu, dabar aš noriu mokintis to moteriškumo. Tai vat, kai pas mane atėjo vyras, aišku, jau ir iki tol ten dariau veiksmus, bet jau kai jis atėjo, tai tada aš supratau, kad man yra mokinimasis, o kaip su meile plauti grindis. Ir vat nesisamdytų, nu, ten, pavyzdžiui, kad žmogaus, kuris padės, nes iki tol aš, nu, dažnai samdydavausi, turėjau, kas man namus tvarko, valgyti nieko negamindavau, nes viską valgydavau restoranuose. Ir bet man buvo didžiulis progresas mokintis, kaip imti iš vyro jo algą, tegu jis mane išlaiko, tegu man reikia rūbo, aš jo prašau, nu, kad jis man duotų nusipirkti rūbams, man reikia kirpyklą, man reikia kosmetikai. Tai ten, nu, ta moteris, kuri ten savo išlaidom, nežinau, ten kokius 3000 išleisdavo kas mėnesį ten visokiom kirpyklom viskam, aš tai supratau, kad, nu, man dabar reikia mokytis,
vat viską paprašyti, o jeigu vyras neduoda, arba jis, pavyzdžiui, nu tiek neuždirba, tai tada mokytis, nu, iš to, ką duoda, ir mokytis su meilė plaut grindis, ir su meilė padaryti valgyti, ir dar paieškoti, nu ką čia dar tą moteriško galima nuveikti namuose, tai ten, nežinau, kokį sodą pasižiūrėti, išravėti, pasidomėti apie sveikatą, nes, pavyzdžiui, reikia nusimanyti apie, kai vaikas ten kažko sunegaluoja, nu, kaip čia mes gydomės visokiais sveikesniais būdais. Tai va, tai iš vienos pusės tai galėjo atrodyti daugam kaip, nu, degradavo, tiesiog buvo labai karjeros ir labai tenai jau tokia visko perspektyvi, daug uždirbanti moteris ir staiga jinai visiškai, nu, degradavo į namų, sakykime, šeimininkę, bet aš tai supratau, kad tai yra man, nu, super tobulėjimas, mokymasis ir būtent tai man suteiks, nu, daug tos moteriškos energijos. Ir kai šitą vat irgi per kažkiek metų, nu, tiesiog išjaučiau, įvaldžiau, sakykime, tai aš tada pradėjau derinti tuos du polius. Ir aš dabar jaučiuosi, nu, vat, kad aš vėl esu daug labiau, nu, išjaučiu, kas aš esu, bet aš jau dabar galiu derinti ir tą vyrišką, kur yra struktūra, karjera, kur yra susiplanavimai, darbai, pinigai, ir tą moterišką, kur vis dėlto aš esu irgi imanti, paprašanti, dėkojanti, besiilsinti, atsipalaidavus, mylinti, besirūpinanti. Tai va ir tam. O buvo sunku, nu, pavyzdžiui, tokio atrodo, nes tu iš vieno poliaus tokio, nu, kardinalaus į visiškai kitą nužengiai. Nu, čia, žinai, tokia labai kreivė, plati. Tai ar buvo sunku tą implementuoti? Buvo tikrai, žinai, sunku, bet iš kitos pusės aš turėjau tokį labai stiprų tikėjimą, kodėl aš tai darau. Nes aš supratau, kad man reikia labai išsivystyti tą moterišką pusę ir aš tai darau, kad klestėtų mano šeima. Ir kad mano santykiai būtų darnus ir aš turiu tiesiog išmokti, nu, įsidiegti tą moterišką pusę ir va tada aš kažką su ją darysiu, bet aš jos neįsidiegdama, nepasimatuodama, aš negaliu sakyti, kad, nu, kad viską padariau, bet kad, nu, ta šeima kažkaip harmoningai keliautų. Tai man tai buvo visą laiką, nu, tas atsiminimas, dėl ko aš tai darau. O taip, tai aišku, ten būdavo, o Dieve, ten ir verkdavau ten su tas grindis apsikabinus ir nevilti nueidavau, nes atrodo, nu, neįmanoma, nu, kaip įmanoma ten 2 pametinukai vaikai ir susitvarkyti tą visą namą, padaryti visiems valgyti, kai ten nors 2 metrus nueini nuo vieno vaiko, tai jis jau ten vazoną nugriovė, jau dabar žemės ant kilimo, dabar kitas priejo, tai dabar jau ten dar kažką ten privėmė, dabar jau tas kilimas ir tos žemės jau dabar dar su visokiais vėmalais, ir dabar prie viso to dar kažkaip tai man pagaminti valgyti. Ir čia tipo nekreip dėmesio dabar į šitą, ar kaip? Nes jeigu aš kreipsiu dėmesį, eisiu ten, tai tada valgyti jau šiandien nebebus. Ir tai tikrai būdavo labai daug tų tokių nevilties momentų, kai žiauriai ir verkdavau ir nesuprasdavau, kaip čia tos moteris per tai pereina. Ir vėl, nu, man tai iš tikrųjų toks buvo didelis augimas ir tobulėjimas, nežiūrinti tai, kad visuomenės gal lygiai. Nu va, nes, žinai, va, apie tą visuomenės pakalbant, aš turiu porą draugių, kurios irgi turi gal ten mažiukus vaikučius ir jos jau ten spirga, kaip nori greičiau į darbą, nes, nu, jom atrodo, kad jos darosi nieko vertos, ta prasme, niekam neįdomios ir pinigų neuždirba ir taip toliau, ir vyrai jas irgi spaudžia tos pinigus uždirbti ir grįžti kuo greičiau į darbus ir ten daryti karjeras ir verslus. Tai kaip, pavyzdžiui, kaip tai vertinti ir kaip daryti, jeigu vyras tave spaudžia, sako, ne, tu ten ir būk ten tą uždirbanti daug moteris. Čia, manau, labai aktuali tema, nes dar kartais pasako, nu, taip net skaudžiai, aš apie tai vat irgi pagalvojau, nu, kiek čia sėdėsi, eik pinigus uždirbti. Dar taip, moteris taip emociškai viską, vien jau, kad apie tai kalbama, nu, tai gerai galima sustar, bet kai tau tai pasako, jau vien tai taip užgauna turbūt širdį ir taip turiu skaudėti, čia čiut ne išdavė mane žmogus, kaip taip gali mylimas žmogus pasakyti, bet čia turbūt vyrai tai jie, nu, taip nekreipia dėmesio, kaip tai nuskambės. Tai gal neįsiskaudint pirmoji. Bet Jurga, tu atsakyk, nes aš manau, kad čia aktualu, tu pasidalink savo mintį.
čia mes liečiam jau santykių temą, tai vėl, santykiuose ten, žinai, daug šnekėjimo yra ir mes, pavyzdžiui, su Ryčiu, žinai, nu, dar net prieš kurdami santykius mes jau viską įsišnekėjom, kaip kas įsivaizduoja šeimą ir kaip ką ten veiksim. Tai va Rytis, nu, ir pasakė, kad aš įsivaizduoju, kad aš uždirbsiu pagrindinius pinigus, o, žinai, o tu vis tiek daugiau laiko skirsi ten vaikams, namams, kažką norėsi veikti, tai veiksi. Tai pas mumis šitas buvo didelis aiškumas, dėl to aš nesulaukdavau iš vyro kažkokių ten priekaištų. O kitas dalykas, aš jau buvau pajautusi, ką reiškia ta visa karjera. Aš jau jaučiausi, ją išragavus, nes vėl aš turėjau labai daug to tokio smagaus ir net prestižinio darbo įvairiose srityse, geras algas, visokias įdomias komandiruotės, ten kelionės ir darbo reikalais į užsienį. Ir aš jaučiausi, kad va tą, paragavau smarkiai ir supratau, kad man vis dėlto, va šeima yra įdomiau. Ir kas, kad aš va taip varinėsiu, va tokia pervargus ir tokia visa, tarsi svarbi per tą pasaulį ir vieniša. Va taip, kaip rodo tuose filmuose. Būna kartais tokios šustros moteris, bet jos ten kažkur užstringa su lėktuvu ir miega tada viešbučiuose su kuo pasitaiko. Ir paskui paaiškėja, kad permiegojo su kokiu nors fainu vyru, kuris šiaip tai turi šeimą ir grįžta pas savo tą šeimą. Ir šitais ten vienais nuotykiais, nakčiais visai nesižavė. Va tokių filmų pilna yra prikurta. Tai aš taip ir supratau, kad manęs tas ir laukia. Jeigu aš nesimokinsiu būti moteriška ir nebandysiu tos šeimos, tokios pačiupinėti iš kažkokios nepopuliariosios, sakykime, pusės. Kas man iš tos karjeros? Man nepatinka šitas filmas, man nepatinka. tai va. Mane dar Jurga irgi kvepia, kažkada buvom Kaune dar susitikę ir kad tu sakai, va dabar aš veiklų nedarau, nes nusprendžiau, turiu mažas dukras, kad aš atsiduosiu joms, kad va taip nepersitempti. Ir jau kai tas buvo metai, tas išsibėgėjimas to mano verslo, tai aš labiausiai turbūt ir persitempiau tarp to jauno verslo ir buvimo mama. Tas labiausiai mane pertempė ir tą duobę ir įkritau dėl to, nes ir vaikui labai daug nedaviau. Ne tai, kad dabar užsiėmus, o paskui tiesiog pervargusi ir kaltė didžiausia ant pečių, kad tam neparašiau mailą, tam neatsakiau, tam nepaskambinau, tam neieškau ir niekada neieškosiu ir net nepranešu, kad neieškosiu. Tiesiog, aš negaliu taip dar save pristumti iki to. Tiesiog tai nepadarysiu, žinai, net jei tai bloga reputacija ar failing. Ne mano jėgose, bet aš to, kaip Goda sakai, taip veiksiu smurtaujančiai prie save. Man nepavyksta. Tiesiog viskas, pasiduodu, tiek negaliu. Žinai, padariau tiek, kiek galiu, bet tas buvo didžiausias persitepimas. Dėl to aš dabar supratau, kad Jurgas, dabar esu mama ir dabar veiklų tokių nedarau, bet turbūt kas svarbu, ir tai tavo irgi sritis, kurioje tu buvai, ir ta social media, kad tu dalinaisi savo toliau atradimų, naujų gyvenimų ir ta social media tu buvai tiek Facebook'u, kažkur čia, ten pasirodai, kažko pasidalinai, toks tęstinumas buvo, kuris dabar vėl labai gražiai plečiasi ir auga, tai gal kas svarbu, norint ar žinant, kad aš sugrįšiu į karjerą toliau daryti, galbūt kažkokį rasti tokį tęstinumą, galbūt ne visai pradingti tais 1 ar 3 metų. Aš manau, žinok, čia labai turi mama išjausti, kaip jinai nori, nes man tai grinai kažkuriame etape pradėjo, su tais visais ten namais ir puodais, man pradėjo trūkti kažkokio irgi gal tokio pripažinimo, gal tokio, nežinau, kaip sakyt, visuomenės paglostimo. Ir aš pradėjau matyti, kad, aš galiu čia ant savo Facebook'ą ir tą įdomaus pasidalinti. Ir tiesiog man tai nutiko savaime, kad aš pradėjau dalintis ir matau, kad žmonėm patinka, vertinga ir tada užsikrečiau net tokiu noru, kad tai aš galiu jums čia dar daugiau visko pripasakoti, gal jums tai irgi kažkaip padės. Bet tai nebuvo, manau, labai toks jau taip, suplanuotas marketingo planas, kad tarsi visai nedingčiau, bet tai natūraliai, su tokiu malonumu ir su to nepersitempimu tada.
tikrai, žinau mamų, kurios, pavyzdžiui, irgi buvo, nu, sakykime, gal kažkokios turėjo labai ten darbus visokius, bet kai jos tapo mamom, tai, pavyzdžiui, iš vis išvažiavo į gamtą ir tiesiog dingo, atsiskyrė net nuo komunikacijų ir vaikus ten kokius 5-6 metus augino, nu, visiškoj ten gamtoj. Ir sakykime, tai vėl, tai vat jos išjautė, kad, nu, vat jos taip nori šitą mamos periodą praleisti, tai aš manau, čia visi, žinok, yra geri, labai svarbu, kad ta mama pati savo pajaustų, ko jinai nori. Taip. Ir netgi kai kurios va ten knygas rašo, tai atsimenu, kaip mane įkvėpė vienos mamos grinai pasidalinimas, kad sako, aš supratau, kad arba skiriu kasdieną 15 minučių parašyti savo knygoje tenai, 3 sakinius, arba iš vis jos neparašysiu. Ir sako, atsisėdu ir kasdieną 15 minučių parašau ten tuos 3 sakinius ir žiūriu, kad po pusės metų gavosi knyga. tai irgi, įmanoma net ir tokius didelius darbus įgyvendint, turint vaikų, bet tai turi būti labai tikrai toks tikras pajautimas, kad man tai fainai, man to reikia. Vat mamai gal labiausiai reiktų atkreipti dėmesį, tai ar jai tai fainai, ar čia reikia to visuomeniai, kad tu turėtum ten diplomą, algą, dar kažką, ar čia tau asmeniškai, tai smagu. Tai, manau, aš dar galvoju, taip. Dar galvoju biškį apie tą persidirbimą ir kaip pailsėti. Yra amerikietė Kate Northrup labai kalba apie tą cikliškumą. Ir čia pat nežinau, kaip iš tikrųjų vėl didelės kompanijos ir verslai, gal kartais mažesniem verslam, tai matosi, kad būna, beveik ir galima sakyti, dažnai verslė tokie mėnesiai intensyvus ruduo, ne, ten prie kalėdų, paskui taip sumažėja, vėl pavasarį pakyla, vasarą dažniausiai vėl sumažėja, jeigu ten nebent atostogų verslas, tai kai tik jisai vasarą pakyla. Žiūrint, koks verslas, taip, bet būna tie cikliškumai, taip. Ir kad būna labai persidirbam per tuos rudenį ir pavasarį tą high peak, ar ne, kai reikia daug daryti. Ir vasarą toks pailsėti, bet, žinai, pajamų sumažėja. Ir tada pradedi pergyvent paniką ir pajamų mažiau. Ir čia kaip tas atsakymas, kaip kiekvienam individualiai turbūt, nes vis tiek kažkaip reikia mokesčius, kad bent susimokėti, ar ne, negali sakyti, nesirūpink, bet turbūt tuo pačiu, išgirsti tai ir kad aš ką tik sakiau, kad labai persidirbau, o dabar panikuoju, kad per mažai, kad leidži šitą laiką pailsėti. Pailsėti prastai, kaip gali susimažinti tų, nes vėl ateis ruduo, vėl pakils, ar ne? Leisti tam cikliškumui būti, mes pamiršom. Toks daugiau atlyginimas, pastoviai toks pat, žinau. O tai kada pailsėti? Kai pušina, kad tu maksimumą duok, kada pailsėti. Tai nepamiršti, kad yra tie cikliškumai ir kažkaip gal net jiems pasiruošti. Mane tai turbūt ir iš tada vasarą ir iš, kaip čia ta žodis, žodžiu, išgelbėjo. Nes natūraliai viskas aprimo ir tokia, žinai, pagaliau. Tai čia geras klausimas, pavyzdžiui, ar susiplanuojat atostogas, žinai, nežinau, kad ten 2-3 mėnesius į priekį, čia kažką dirbsiu, bet tada atostogausiu, nes labai daug irgi mokytojų, tiek dvasinių, tiek visokių coacherių, rekomenduoja pradėti projektą nuo to, kad susiplanuoja atostogas ir tada pradedi projektą. Tai planuojat ar ne atostogas? Bet tai gal visai gerai, nes jeigu sumažėjo pinigų ir galvoju, tai dabar aš atostogų negaliu. Bet jeigu tu prieš 3 mėnesius susiplanavai, kai viskas gerai vyko, atėjo atostogų laikas, ir važiuoju, darbo vis tiek mažai. Tai čia geras toksai. Taip. Kaip tu Goda su atostogom? Taip, aš būdavo, aš žinodavau, kad vasaros man yra toks atostogų laikas. Tai aš žinodavau, kad ten arba važiuosiu į Balį, arba į Indiją, ir ten jau leisiu savo vidinį valką, tai, kaip sakant, pasislankioti, pailsėti, visą kitą. Tai toks, nelabai ryškus planas, bet, žinodavau, kad kažkur skrisiu ir ilgam. O, kadangi šią vasarą taip neišėjo,
Nu, tai toks yra paplanuota dalykų, bet jie, man atrodo, tokie, nu, ten savaitę, nu, ką gali tenkinti savaitę, kai anksčiau ten 2 mėnesiai Himalajose, nu, tai tu supranti, jau čia bus normalios atostogos, jau čia gyvenimas atostogos. Ir tada tą savaitę tu žiūri, nu, tai tokia, nu, bliški atrodo, bet jo, ten eisiu į jogos retrytą, nu, kažką, tipo, kažkokie tokie planeliai yra, bet aš labai prasta planuotoja, man, ne, nu, man čia... Sunki, planavimas man yra sunki tema, man labai nepatinka planuoti. Taip, Mes iš tikrųjų irgi nesuplanuoja. Nieko planuoti nepatinka. Jo, atostogų man, pavyzdžiui, aš atostogas Indijoje planuoju, tai reikia pasiekti Dharamsalą ir ten turėti 2 dienas kažkur tai nakvoti. Nu, tada žiūrėsim. Ta prasme, tai toks būna maždaug. Bet tu matai, tu iš tikrųjų tos atostogas, tai tu susiplanuoji, bent jau iš anksčiau, nes jeigu tu susiplanuodavai, žinai, tokias keliones po mėnesį, tai čia ir yra tas atostogų planavimas, tai ten tu varai, bet paskui vis tiek tu atostogas turėjai. Nu, turėdavau jo, dabar šiemet biškį nusiskriaudžiau save, bet taip aš visada, jeigu aš matau, kad aš turiu daugiau laiko, tiek, kad aš galėčiau grįžti atgal į Aziją, tai tą aš ir darau. Tai. Ta darai, ne? Taip. Okay. Mes nuvažiuojame atostogas, tai daugiau dabar pagal vaiko mokyklą. Tik tas mūsų susiplanavimas toks galvoje yra, o paskui ten bilietus perkam čiutne savaitę prieš, žinai, ar ten 2. Kas nėra gera rekomendacija, nes brangiai bilietai kainuoja. Geriau. Taip. Taip. Jo, dabar mes irgi pagal vaikus planuojam, bet vis tiek stengiamės, kad tai atsirastų kalendoriuje, nes su mūsų darbais tai labai lengva tiesiog toliau dirb ir irgi persidirb. Turbūt ko gerai, aš žinau, kad irgi būna susiduria, kad vyrai nori tų jų nesuplanuotų atostogų, man čia per daug darbo, gal streso ir nusimuilinti. Tai mano vyras dažnai irgi būna jų artėjant atostogom, ypač jeigu ten į Kanadą, kur jisai labai labai nori, ten jo daug draugų, šeimos, tai ten visada tik leisk. Bet jei kažkur kitur, tai būna, oi, dabar taip sunku čia darbe, tiek tokių problemų, kad žinai, kaip norėčiau, kad čia nebūtų tų atostogų, nes reikia oro uostą, reikia čia mašiną nuomotis, tą. Pasakau, tik labai gerai, nes tu pailsėsi. Jau dabar, kai taip užkrito jau tau vėl, bet jau tas pastoviai pasikarto. Tai kai tik tau reikia, nes paskui tu sakai, kaip buvo gerai. Prisiminimų yra, kažką veikiam faino, gal šilta buvo. Daugiau savo vis tiek atsipalaiduoji, tos atostogos maut, kad ir porą dienų praeina, kol atsipalaiduoja. Tai to irgi nebijoti, tai čia dažnai susiduriam su tuo, net gal ir pati, nebūtinai vyras, tiesiog vis tiek skristi ir ar ten važiuoti kažkur ir pailsėti. Ir žodžiu, vis tiek išsitem su savim ir vyrą, net jeigu ir burbuliuoja, o gali burbuliuoti ir anglai, pasirodo, aš net pasakoju savo draugiai. Tai sakė, dar dieną prieš Italiją, man rodos, skrido, kad sako, aš nežinau, ar aš skrisiu. Nežinau, čia irgi turiu gal darbų projektų, taip toliau. Jau lagaminus kraunas ir nežinau, nekraunas, nesikraunas, skris. Ir kai nuskrido, tai jie ten jau pabuvo porą savaičių ir sako, žinai, man tai patinka, ar tu nieko prieš, jeigu aš dar porą savaičių pasiliksiu? Ir jinai tada... Kokios geros tai pasilik, permainos. pati turėjo darbus grįžti, bet tai reikėjo tau tiek streso man sukelti, žinai. Tai iškart reikėjo važiuoti ir viskas. Tai gerai, galvoju, galim mes jau turbūt po truputį reziumuotą, ne? Galim, taip. Tai ką, nežinau, ką Goda norėtum reziumuoti? Geriau, nepersidirbkit. Kad šiaip atsikabinti nuo tos programos persidirbimo ir buvimo didvyriu ir ten, nežinau, ir taip gal irgi vengimo savo emocijų, tuo pačiu taip toliau,
nėra labai paprasta, aš patiriu, kad jinai dažnai net suveikia taip, tave vėl iškerta kokios nors didesnis stresas ir tave vėl pasiema, bet, nereikia nustoti bandyti. Ir tą klausimą, kodėl aš tiek daug dirbu, kodėl aš tik persidirbu, kodėl aš tik tai apie darbą galvoju, reikia jį kelti į paviršių ir nuolatos mąstyti apie tai, nes čia mūsų visuomenėje, tai čia labai šitas yra garbinamas, paminklai statomi tiems, kurie mirė nuo darbo, juokauju, nėra tie paminklai statomi. Bet toks požiūris visuomenės, kuris, tai kas tau iš to, jeigu tu ten, nežinau, būsi pradirbęs ir nebūsi pagyvenęs to savo gyvenimo. Tai tą vertybinį pamatą pamažu keisti. Ir ypatingai moterims, kurios turi turėti daugiau laisvo laiko, daugiau erdvės, kad tas moteriškumas jam reikia buvimo, jam reikia tiesiog buvimo, o ne darimo. Tai savo to palinkėsiu. Taip, tikrai labai gražiai čia daug ką išsakei. Nieko aš jau ir nepridursiu, turbūt daugiau, gal Jovita dar kažką. Aš galvoju, dar iš savo patirties pasidalinsiu, nes iš tikrųjų buvo kokie 5 metai, kai aš nieko nedirbau, kai mes su vyru pradėjom kartu gyventi, tiesiog pilnai išlaikyta, buvau ir toliau esu, reikia pridurti, ir ne tik išlaikyta, ir labai apdovanota iš tikrųjų, ir visai taip netikėtai, be spaudimo. Net niekada negalvojau, kad aš noriu turėti ten turtingo vyro, kuris, ar ten mane išlaikytų. Ne, aš tokia irgi buvau, žinai, noriu ir karjeros, ir būti reikšminga, ir svarbi, ir visokia. Bet turbūt savo tokią vertę visada jaučiau ir rinkausi tikrai žmogų pagal širdies, pagal vertybės. Ir taip jau nutiko. Tai po tų 5-6 metų kažkaip vis tiek, tai gal kažką tu čia nori veikti, žinai, kažką daryti. Ir tas verslas mano gimė spontaniškai, tiesiog pati baldų ieškojau butui ir pamačiau, visą tai pasirodo žavėjo, domėjosi ir labai greitai atsirado ten ir galerija ir visa kita. Ir paskui, nes iš tikrųjų galvoju, kam po velnių aš pradėjau tą verslą, jau kai man tai buvo sunku. Tai dar keletą, kodėl galbūt ir verta, jeigu kažkas irgi, žinai, taip dvejoja, daryti, nedaryti. Tai iš tikrųjų pamatyti, ir tą visą stresą, ką reiškia kitą, tada vyrą labiau suprantu, ko jis ten piktas ir stresuota. Žinai, kaip prislegia, tada jam labiau galiu būti irgi empatiška. Ir pamačiau, kad jisai irgi stebi, kaip aš elgiuosi, kaip tas verslas einasi, kaip su pinigais, kad labiau pasitikė tada ir manimi. Kad jinai nusimano apie finansus, ne tik, kad paimti ir, žinai, ir išleisti. Toksai atsivėrė, pati perėjau per daug blokų, pavyzdžiui, ten finansinių blokų perkant, investuojant į baldą, ten pirmą kartą, kai nupirkau stalą už 1000 eurų. Tai jo tik savikaina buvo. Tai oh my god, tai, žinai, kiek čia turės kainuoti, kas jį pirks. Ten, žinai, drebant irgi širdim, ten mokėjimą dariau, kai paskui patapo įprasta. Taip įprasta, kad kažkam net netyčia visai kitam žmogui sumokėjau 1000 Italijoje. Vardas panašiai atrodė, pervedžiau, nes ten vyras, einam, Jovita, greičiau, ką, tai ten vėl prie to, žinai, mommy's never ready, žinai, ten tas prašo, gerai, greit padarau. Belekam, 1000 eurų. Bet paskui grąžino. Irgi susiradau iš tikrųjų Italijoje, kas man padėjo paskui tartis dėl tų baldų, nes tikrai ten nupušti galima pašiai, žinai. Sakau, Elisa, žinok, netam sumokėjau. Padėk. Sakau, palik 50 eurų, tegul būna kompensacija, ar gali atgal pervesti ir perveda, žinai, ten tą pačią dieną grąžino, nors visai nereikėjo. Tai va, iš tikrųjų, to davė ir dabar esu tokioje vietoje, kad, žinai, galiu toliau tęsti, o galiu jau ir palikti, kažkaip atsitraukti, kažkokių jau patyrimo ir tų pamokų gavau ir tokiam dabar jau esu taške arba taip. Aišku, dabar vis tiek mano didžiausias irgi yra sprendimas, ar norisi dar giliau nerti į meditacijas, į subtilųjį pasaulį ir tada atrodo fiziškas pasaulis sumažės ir išsiplės anas. Ir ar tikrai to noriu, nes kažkokios, matyt, dar aistros yra, kuri, patenkinu per verslą. Tai, bet vis tiek, nebijoti
patirti ir tai neturi būti nei ilgaamžiška, nei čia tavo svajonių darbas ar ta, bet save tiesiog išbandyti, tai tikrai galima, ypač jeigu bijom rizikuoti, nesam kaip tik susidūrę, ką reiškia, bet taip daug dirbti, žinai, kaip Goda pasakoja. Pati savo, žodžiu, prisidariau, gavau iš to viso plaukti. Tikrai labai pritariu, kad tos abi pusės, šiaip, įdomu jas patirti ir tada rinktis, kad ir labai dirbti, ir labai atsipalaiduoti, ir būtų, kai tave vyras išlaiko, labai įdomu patirti abi pusės ir daryti pasirinkimus. Tada vėl, aš kaip sakau, jau iš laisvės, nes tu jau esi abi patyrusi ir dabar gali sakyti, kas tau labiau patinka. Super. Ką, tada jau atsisveikinam, ne? Atsisveikinam. Gerai. Gera buvo. Gerai. Susitikti. Taip. Iki. Ačiū, kas klauso, iki tada. Iki.